Ištrauka iš knygos Motinystės paslaptys. Mintimis dalinasi 5 vaikų mama Daiva, o jos mintis įgarsina Sonata Aleksandravičienė. Per pačius vasaros karščius į mano nuostabų ir nerūpestingą gyvenimą veržte įsiveržė mažutis, rausvas ir be perstojo klykiantis padarėlis. Pirmas jo riksmas, ištrūkus iš mano įsčių, buvo reikalaujantis, prašantis, maldaujantis. Jis labai mane išgąsdino, nes reikalavo šilumos, meilės ir dėmesio. Skausmas, įtampa gimdant atėmė visas jėgas, todėl nepajėgiau net pažvelgti į savo kūdikį. Tuomet dar nesupratau savo vaidmens svarbumo šiam bejėgiam ir alkanam vaikeliui. Žiūrėjau į jį kaip į priešą, norintį išsunkti paskutinius mano gyvybės likučius. Ne tik gimdymas išvargino, jaučiausi pažeminta ir nežinia kodėl apšaukta budėjusios gydytojos. Ne taip įsivaizdavau savo vaikelio gimimą. Mane stiprino tik vyro buvimas šalia. Štai taip prasidėjo mano motinystės kelionė. Visa, ką perskaičiau mamoms skirtose knygose, neprilygo mano patyrimui. Pirmosios pamokos buvo nepaprastai sunkios, baimė ir nepasitikėjimas, skausmas, ašaros bei nesėkmės buvo dažni tų dienų palydovai, užgožę tikrąjį džiaugsmą. Tik prabėgus mėnesį ėmiau busti iš košmariško sapno, o mano širdyje ėmė skleistis meilės ir atsidavimo savo dukrytei žiedas. Baigėsi pogimdyminės komplikacijos, buvau apsupta mylinčių ir besirūpinančių namiškių. Blogus išgyvenimus ir traumus patirtas ligoninėje nustūmiau užmarštin. Žvelgiau į savo dukrytę kaip į didžiausią pasaulyje stebuklą. Milavau ją žvilgsniu, bučiavau jos mažus pirštelius, parimusi prie lovelės, klausiausi jos kvėpavimo ir žinojau, kokie tvirti saitai mus sieja. Atrodė, kad labiau laiminga jau negalėčiau būti. Mano gyvenimas prisipildė meilės vyrui ir vaikeliui. Jie man buvo patys svarbiausi ir mylimiausi. Daugiau nieko netroškau, o ypač vaikų. Džiaugiausi tuo vieninteliu ir nepakartojamu. Tuo metu ir vienas vaikas šeimoje buvo iššūkis. Finansinės šeimos galimybės dažnai lėmė auginamų vaikų skaičių. Mūsų šeima buvo jauna, abu ką tik baigė mokslus, tad artimiausiu metu antro vaikelio neplanavome. Bet dabar suprantu, kad ten, aukštybėse, mūsų planai dažniausiai atrodo juokingi. Šiandien esu dėkinga dangiškajam tėvui, tačiau taip negalvojau, kai po širdimi antrą kartą ėmė spurdėti nauja gyvybė. Nejau ir vėl teks pradėti viską iš naujo. Apniko nusivylimas, kad taip atsitiko man. Nesvarbu, kad keliausiu pramintais takais, tačiau ten, iš kur atėjau, grįžti nenorėjau. Pykau ant savęs ir likimo už jo pokštus, juolab, kad ir dukrytė jau straksi aplinkui. Diena iš dienos darosi vis savarankiškesnė ir sumanesnė. Vos tik pajutau, kad greitai atsiriš rankos, būsiu laisvesnė, galėsiu susigrąžinti bent mažą dalelę prarastojo gyvenimo, vėl atrasti draugus, išeiti į darbą. Mano lūkesčiai ir svajonės biro į šipulius. Antrasis nėštumas užgriuvo visų svorių. Žinojau, kad bus sunku, bet mūsų vaikelis turi gimti, tai nuspręsta. Abu su vyru nurimome, vėl viskas stojo į savo vėžes. Tik lydėdavo užuojautos kupini žvilgsniai, kai atkišusi pilvą už rankos vesdavausi dar ne taip tvirtai žengiančią dukrytę, išblyškusi, pavargusi, susitaikiusi su savo dalia. Atrodė, jog nemoku tvarkyti savo gyvenimo. Pavasarį, per pačias jurgines, kai Lietuvoje iš šiltų kraštų grįžta gandrai, gimė sūnelis. Gimdymo trauma lyg tamsus debesis užtemdė mano padangę. Sūnelis nepravirko. Mačiau susirūpinimą mediko akyse. Kai vyras ir artimieji džiūgavo dėl sūnelio gimimo, aš kankinausi bemiegėmis naktimis ir vis tripsojau prie naujagimių kambario stiklinės sienos užverktomis akimis, kiekvieno praeinančio su baltu chalatu klausinėdama, ar gyvens.
Didžiulė kaltė užgulė pečius, kaltinau save, kad nelaukiau jo, nepriėmiau su džiaugsmu žinios apie nėštumą, kad drįsau abejoti. Namuose laukė vyras ir dukrytė. Čia, ligoninėje, aš viena blaškiausi. Panika ir neviltis temdė protą. Jokios pagalbos, jokio atsakymo. Šykščios gydytojų prognozės, vilties neteikiantis komentarai. Laukimas, laukimas. Kai leido pažvelgti, pamačiau jį mažą ir silpnutį, pamėlusiu veideliu, su kaklo įtvaru. Supratau, kad turiu kovoti už jo gyvybę, bet žemiškų pastangų čia neužteks. Iš bejėgiškumo suklupau ir desperatiškai kartojau girdėtos maldos žodžius. Tėve mūsų, kuris esi danguje, atleisk man ir išsaugok jį. Į šią maldą, sklindančią iš pačių sielos gelmių, sudėjau savo viltį. Tada pirmą kartą išliejau širdį dangiškajam tėvui, nors jo nepažinojau, tik intuityviai jaučiu, kad jis gali padėti, jo meilė gali padaryti stebuklą. Ta naktį viskas pasikeitė, mane aplankė ramybė ir tikėjimas dėl mažylio. Kad ir kas nutiktų, žinojau, kad sūnus patikimuose rankose. Moteris palatoje laikė ant rankų savo kūdikius, o aš laukiau savojo, laukiau ir meldžiausi. Kai atnešė sūnelį, supratau, kad įvyko didelis stebuklas. Nors gydytojai pranašavo galimus sutrikimus ir vėlesnius negalavimus, aš tikėjau, jog Viešpats saugos mus ir toliau. Vaikelis išgyveno ir sparčiai sveiko, stiprėjo. Jam reikėjo manęs, o man jo. Vėl galėjau pasinerti ir motinystės džiaugsmus ir rūpešius. Tiesa, dabar jau 2, o ne vienas vaikelis reikalavo mano laiko, meilės ir dėmesio. Buvau laiminga mama, gyvenimas tekėjo įprastai, greitai pamiršau patirtus išgyvenimus ir savo tikrąjį geradarį Viešpatį, kurio lyg skęstantis šiaudo laikiausi įsitvėrusi ligoninėje. Trečias nėštumas buvo visiška nesąmonė. Žemė ėmė slysti iš po kojų, apėmė nežmonišką paniką, blaškiausi klausdama savęs, ką daryti. Apie dar vieną gimdymą negalėjo būti nė kalbos. Tuo metu mūsų finansinė padėtis buvo daugiau nei sunki, gyvename nuomojamame bute, vyras ką tik pakeitė darbą, pinigų užtekdavo tik būtiniausiams reikmėms ir tai ne visada. Be to, po komplikuotų pirmųjų gimdymų bijojau vėl gimdyti. Išsigandę ir pasimetę abu su vyru pasirašėme nuosprendį savo trečiam vaikeliui. Mums atrodė, kad vienintelė teisinga išeitis – abortas. Mačiau, kaip kenčia vyras. Mano širdį užgulė sunkus akmuo. Vijau šalin kaltinančias mintis, stengiausi vartoti nekaltai skambančius terminus. Išvalymas, atsiurbimas. Bandžiau įtikinti save, jog tai tik paprasta, visiškai nekalta kabutėse medicininė procedūra. Žinojau, kad daug moterų taip susitvarko kabutėse gyvenimą. Netgi kelios draugės įtikinėjo mane, o gal daugiau save, kad tokia išeitis normali ir nereikia taip jaudintis. Nežinojau, kaip iš tiesų jos jautėsi, kas dėjosi jų širdise, kokie išgyvenimai ir kaltės slėgė. Galėjau tik numanyti. Per daug nenorėjau gilintis, argi tai svarbu, kai jau nuspręsta. Jaučiausi visiška nevykėlė. Tiek medikamentų, taip puikiai reklamuojamų spaudoje ir per televiziją, o aš nesugebėjau apsisaugoti. Ta rytą neradau vietos. Abu su vyru tylomis ruošėmis. Jis į darbą, aš pas gydytoją.
Žvelgiau į dukrą, sūnų ir nejučiamis galvojau, kad šiandien atimsiu iš jų galimybę turėti broliuką ar sesutę. Beprotiškas skausmas gniaužė gerklę, vos tvardžiau ašaras, galvoje sukosi vienintelė mintis – tu žudai. Bijojau dėl savo pasirinkimo, stovėjau gyvenimo kryžkelėje. Neturėsiu ramybės, jei tai padarysiu, bet neturėsiu gyvenimo, jei to nepadarysiu. Pamenu, kai prieš 10 metų buvau pakliuvusi į panašią sudėtingą situaciją. Keliaudamas dykumą atsiskyrėme su drauge nuo grupės ir pasiklydome. Klaidžiojame visą dieną vienišos ir išsigandusios toje bekraštėje ir nežinomoje žemėje, bandydamos surasti draugus. Temstant apėmė paniką, neturėjome jokios išeities, tiesiog blaškėmės ir laukėme stebuklo. Žinojome, jog pati dykuma klaidina, nėra jokių orientyrų, tik miražai, kraštovaizdis toks vienodas, tad sunku suprasti, ar po ilgo klaidžiojimo grįžai tą pačią vietą, ar esi jau kitoje. Taip ir dabar buvau pasiklydusi gyvenime. Kai pravėrusi kabineto duris drebančiomis kojomis užėjau pas gydytoją, nežinojau, ko atėjau. Ėmiau raudoti. Mane suprato be žodžių. Daug moterų praveria gydytojų duris, tik nežinojau, ar jos išeina lengva ir nurimusia širdimi kaip aš. Ar išsineša amžiną kaltės ir praradimo jausmą. Visą gyvenimą būsiu dėkinga šiai moteriai už išsaugotą gyvybę, už mano 3-osios dukrytės mažojo angelo gimimą. Tada dykumoje karštas oras, įkaitęs kaip žarėjo smėlis, atėmė visas jėgas. Žinojome, kad naktį oro temperatūra nukris žemiau 0. Pagalba tą kartą atėjo tarsi iš dangaus, prieš mus išdygo raitelis. Tai buvo kupranugarių piemuo, padėjęs mums surasti draugus. Mums reikėjo pagalbos ir ji atėjo. Gydytojas ištarti žodžiai ir vėl išgelbėjo mane. Jie nuramino ir didžiulė našta nusirito nuo širdies. Gydytoja pasakė: vaikeli, kur 2, ten ir 3 vietos atsiras. Tik košės truputį daugiau reikės išvirti. Ji papasakojo istoriją apie kitą moterį, kurią prieš daugelį metų atkalbėjo nuo aborto. Moteris, kuriai buvo per 40 metų, jau turėjo 2 suaugusius vaikus, todėl pasiryžo nutraukti neplanuotą nėštumą. Po ilgų gydytojos atkalbinėjimų ji pagimdė sveiką vaikelį, dabar žinomo kompozitorių ir dainų atlikėją. Netrukus jos vyriausias sūnus susirgo nepagydoma liga ir mirė. Skausmo prislėgta grįžo namo, o ten jos pagrandukas stipriai apsivijo rankomis kaklą ir gyvenimas prisipildė naujų rūpesčių bei meilę mažyliui. Gyvenimas tęsėsi, įgaudamas naują prasmę. Ši istorija mane sujaudino. Dėkoju Dievui, kad yra tokių gydytojų, kuriems rūpi išsaugoti gyvybę ir išgelbėti moteris nuo amžinos praradimo kančios. Paskambinau vyrui ir mes susitikome. Su ašaromis puolėme vienas kitam į glėbį ir džiaugiamės laimingą pabaigą. Mūsų pasiryžimas gimdyti ir užauginti dar vieną vaikelį aplinkiniams buvo netikėtas. Daugelis mūsų nesuprato, kaip tokie jauni ir dar neatsistoję ant kojų užsikrauna tokią didelę finansinę naštą ir atsakomybę – vaikus. Bet mums jau nerūpėjo kitų nuomonės, mes tvirtai žinojome, kad šis vaikelis – tai stebuklas, kurį mums išsaugojo Dievas. Visą nėštumo laiką ieškojau viešpaties ir stengiausi jį pažinti. Jaučiausi lyg neregys, apgraibomis ieškantis, kur žengti žingsnį, kaip saugiai pastatyti koją.
Giliai širdyje tikėjau Dievu, bet galvojau, kad jis reikalingas tik sunkią valandą. Nepripažinau, kad man jo visada reikia. Mano viešpats buvo kantrus ir maloningas. Jis matė mano sugedusią širdį, bet vis tiek mylėjo ir neapleido, nors buvau neištikima ir dažnai jį atstumdavau. Sviravau lyg nendrė vėjyje, neapsisprendusi, linkstanti tai į vieną, tai į kitą pusę. Ir tik gimus trečiai dukrytei patikėjau, kad tokius stebuklus gali kurti tik Dievas. Meldžiausi ir atgailavau, paskyriau savo gyvenimą Dievui, o jis man dovanojo meilę ir ramybę. Jo žodis tapo lyg žiburys naktyje. Didžiausia jo meilės išraiška tai mano šeima, mano vaikai. Vaikai atvedė mane prie viešpaties kojų, o aš turiu tikslą juos vesti pas Dievą. Prieš 3 metus į pasaulį atkeliavo 4. mūsų kūdikis, šviesiaplaukė mėlynakė dukrytė. Priėmiau ją su didžiausiu dėkingumu, kaip dar vieną dovaną iš Dievo rankų. Vaikai, didžiausias palaiminimas. Džiaugiuosi, kad leidau Dievui keisti mano gyvenimą. Kas buvo sena, tapo nauja. Jis parūpino mums erdvius ir jaukius namus. Mums netrūksta duonos, nes Dievas rūpinasi visais mūsų poreikiais. Viešpats išmokė dalintis su kitais viskuo, ką turime. Kiekvieno vaikelio gimimas buvo tarsi žingsnelis arčiau Dievo.